ko Jėzus atėjo į žemę. Jis atėjo mūsų atpirkti, mūsų išganyti. Bet tame atpirkimo procese, dėl ko ir kam mus atpirkti? Jeigu reikia atpirkti mus, tai vadinasi, mes buvome pagrobti, pavogti, buvome atskirti nuo tėvo. Ir ilgam ir tėvas mūsų ieškojo, jis siuntė pranašus, kurie kalbėjo apie jį, kurie kalbėjo jo žodžius, kuriais jis bandė prisijaukinti mus. Bet būdami šėtono valdžioje, mes nenorėjome girdėti tėvo žodžių, nes šėtonas mums pastoviai melavo ir mes tikėjome jo melu. Ir jis turėjo galią pavogtą iš mūsų, tą galią, kurią tėvas mums davė, pavergdamas mus, jis ir daugelį mūsų galių, Dievo duotų, naudojo savo tikslams, kad mus išlaikytų mele, kad išlaikytų mus atskirtus nuo tėvo, kad išlaikytų mus kalėjime, kad mes niekur nesiverštume, kad mes pasidavę netikėjimui, nevilčiai, melui, susitaikę su tuo, gyventume arba tiksliau mirtume, merdėtume, kentėtume, laikydami save nevertais Dievo meilės, Dievo draugystės, Dievo globos, pagalbos, kad mes save pasmerktume, save niekintume, save žudytume. O kai nekenčiame savęs, nekenčiame visų aplinkui ir viską perkeliam į kitus, ko savyje nekenčiam, to ir kituose nekenčiam. Ir taip įsisuka didžiulis smurto ratas. O pragaras išradinėja vis naujas ir naujas technologijas, kaip mus naikinti, kaip mus žudyti, kankinti, nes jis mūsų nekenčia. Jis pasiūlo visokius surogatus, visokius kvaišalus, kad mes užsimirštume, kad mes greičiau nusibaigtume, kad mes nesuvoktume realybės, nesuvoktume gyvenimo, kadangi mes, broliai, gyvenam su priklausomybės ligomis sergančiais žmonėmis. Esame turėję daug visokių patirčių ir matę, kaip šėtonas apiplėšė žmonės, kaip jis juos žudo jų pačių rankomis. O ir patys, kiekvienas tikriausiai esame patyrę vienaip ar kitaip jo smurtą. Ir vienas iš tokių stipriausių šėtono ginklų prieš mus, niekinant mus, smurtaujant prieš mus, dvasinėme gyvenime irgi mes jaučiamės neverti Dievo meilės dėl savo klaidų, nes žmonės mus niekino dėl tų klaidų, pažemino, išjuokė ir mes slepiame su tuo, jaučiame gėdą, kaltę, baimę. Ir šėtonas visais tais dalykais puikiai manipuliuoja, kad tik mus išlaikytų atskirtus nuo Dievo, kad tik mes nedrįstume artintis prie Dievo, nedrįstume prašyti jo atleidimo, nedrįstume jį pažvelgti, kad jo nepažintume, kad liktume vieniši, kad liktume jo grobiu. Nes jeigu mes pažįstame Dievą, koks jis yra, mes jau nebegalime be jo nurimti. Mums jo reikia, mes jo trokštame, mes pradedame jo ieškoti, o jis ateina mūsų atpirkti. Ateina mūsų sugrąžinti tėvui. Jėzus, mūsų atpirkėjas, jis atiduoda savo gyvybę už mus.
pralieja savo kraują, savo nekaltą gyvybę atiduoda, kad mes galėtume gyventi ir kad galėtume gyventi su tėvu, kad galėtume patirti tėvo meilę ir džiaugtis tėvo meilę, džiaugtis amžinų gyvenimu su juo, kad galėtume pažinti viens kitą kaip savo amžinybės brolį ir sesę. Ir kad Jėzus grąžintų mus tėvui, neužtenka atpirkimo. Nes mus gali paleisti iš kalėjimo, bet mes galim pasilikti kalėjime, nes bijome laisvės. Gimę, užaugę kalėjime, mes nepažįstame to kito pasaulio, to dvasinio pasaulio, tos Dievo karalystės. Ir bijome, ar nebus mums dar blogiau, nes velnias visaip iškreipia tikinčiųjų veidus, iškreipia jų gyvenimus, kad mes bijotume, kad su mumis taip neatsitiktų. Ir mes liekame galbūt tik religingai žmonėmis, kurie tiki Dievo buvimu, bet nepažįsta Dievo asmeniškai. Ir bijo susitikti su Dievu asmeniškai, kad nereikėtų numirti, kad neprarastų savęs, kad nereikėtų atsižadėti senojo gyvenimo, senų įpročių, kuriuose atrodo jaučiame saugiai, nors ir neapsikenčiam dažnai tame, bet vis tiek nežinomybė mus visada baugina. Šventoji dvasia, kai jie ateina, jie apšviečia mus Dievo meilę ir tos Dievo meilės šviesoje, šventąją dvasią įliūdijant mūsų širdise, mes pažįstame, koks yra Jėzus man, koks yra Tėvas man. Ir tai pripildo mus, tai pripildo mane ir perkeičia mane iš vidaus, išlaisvina mane iš tų tuščių pastangų, iš to noro įtikti visiems, iš to noro būti vertam, nusipelnyti tą Dievo meilę. Man tai yra nusipelnyti žmonių meilę, žmonių pagarbą, žmonių vertinimą. Man užtenka jo meilės, man užtenka jo dėmesio, jo draugystės, jo artumo. Ir per jį aš atrandu kitus žmonės, kaip savo amžinybės brolius ir seseris, kaip šeimą, kaip dvasinius artimus draugus jame. Ir jie man tampa brangus ir didelė Dievo dovana, Dievo meilės ženklas, Dievo meilės mokytojai mano gyvenime. Ir Jėzus ateina, kad paliudytų man, kad paliudytų mums visiems, koks yra tėvas, kad aš jo nebijočiau, kad aš jį atpažinčiau savo gyvenime ir atsiverčiau jam ir leisčiau jam mane mylėti. Nes kol mes gyvename šėtono mele, klausydami šėtono dūzgenimo, kuris mums dūzgia, kad mes neverti, kalti, šiokie tokie, kol mes tuo tikime, mes neleidžiame Dievui mūsų mylėti, neprisijamam Dievu. Atsiribojam nuo Dievo, atidedam susitikimą su Dievu kitam kartui, kitam laikui, kai mes pasiruošim, kai mes susitvarkysim, kai mes kažkaip ir niekaip tas neišeina mums. Kiekvienam iš mūsų kažkada atsitinka taip, ateina ta krizė, kai prarandam sveikatą, prarandam laisvę, kvaišalai, apiplėšia mus velnės per tuos kvaišalus, per laisvą gyvenimo būdą. Prarandame draugus, prarandame šeimą, atsitinka visokių nelaimių. Ir krizėje ištikus žmogų, kaip sakant, dugną pasiekus. Bet šiam dar pasisekė, jie aplankė mintis, jis susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado.
kelsiuos, eisiu pas tėvą, sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Aš per daug buvau įsijautęs į savo religinę veiklą, į savo nuopelnus, į savo pastangas. Aš čia svarbus, čia aš pasiruošiu, aš čia išsivalysiu, aš čia viską prisiminsiu, aš čia viską apgailėsiu, atgailas visokias darysiu. O istorija kažką kito pasakoja mums. Mes savo esam labai svarbus. Ir kartais Dievas mums nėra toks svarbus. Per tą religingumą mes pasidarom labai svarbus, o Dievas, Jėzus kartais tampa mums smulkmena, o ką jis čia tipo veikia. Ir su tėvu irgi panašiai yra kartais mūsų gyvenime. Ir štai, kai jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą, žengė žingsnį į Dievą, kas atsitiko? Ir čia man nuostabiausia istorija prasideda, ką Jėzus nori mums apie tėvą pasakyti. Apie mus nieko naujo mes atpažįstam, bet koks tėvas yra? Tėvas pažino jį iš tolo. Štai Jėzus mums pristato Dievą kaip mus laukianti, visada laukianti tėvą. Ar mes tą įvertinam? Tie keli žodžiai. Jėzus tave myli. Jėzus